Sveiki, esu gydytoja odontologė Dominyka Juodpalytė ir dirbu klinikoje Medentis. Kalbant apie dantų skilimus, paprastai priežasčių, kodėl jie gali įvykti, yra įvairių. Ir dažnai, kai pacientai atvyksta būtent dėl šios priežasties, stebime, jog dantis jau prieš tai yra buvęs plombuotas ir dėl tos priežasties yra sumažėjęs savų danties audinių kiekis, dėl ko kartu sumažėja ir danties atsparumas įvairioms kramtymo jėgoms. Taip pat vertėtų paminėti, jog įtakos dantų skilimams turi ir kažkokie žalingi pacientų įpročiai, tokie kaip kažkokių kietų daiktų kramtymas, kurių galbūt nevertėtų kramtyti dantimis. Taip pat įtakos gali turėti ir tai, jeigu pacientas griežia dantimis arba tiesiog stipriai laiko juos sukandęs kažką sunkiai dirbdamas ar tiesiog miegodamas. Lygiai taip pat įtakos gali turėti ir sąkandžio kažkokie nuokrypiai, kadangi atsiradus kažkokiems netokiems taisyklingiams dantų kontaktams padidėja krūvis tam tikriems dantims ir būtent dėl to perkrovio gali įvykti dantų skilimai. Kodėl vertėtų kreiptis į gydytoją odontologą, kai įvyksta dantų skilimas? Paprastai yra todėl, kad vėlgi, jeigu dantis nuskilo, to danties audinio lieka vis mažiau ir yra linkstama, jog vis tiek tas dantis toliau skils ir toliau. Ir būtent nuo to, kiek yra prarasta danties audinio, paskui priklauso ir danties gydymo seka. Kalbant apie tai, kiek yra nuskilę danties audinio, tai jeigu danties audinys yra nuskilęs tik kietųjų danties audinių riboje, paprastai mes galime tiesiog dantį suplombuoti ir taip išgelbėti jį. Tačiau kartais, kai pažeidimas yra didesnis, gali prireikti ir dantų protezavimo. Jeigu dantis nuskyla taip, jog atsiveria danties pulpos audinys, kuriame yra danties nervas ir apskritai visa danties gyvybė, gali prireikti ir dantų šaknų kanalo gydymo. O jeigu dantis nuskyla giliai po dantenomis, šaknies riboje ar netgi žemiau kaulo ribos žandikaulio, tuomet gali prireikti ir danties šalinimo. Tačiau pačiam pacientui suprasti, dėl ko tas dantis nuskyla ir kaip jis stipriai skyla, yra labai sunku, todėl labai verta yra ir kuo greičiau kreiptis pas gydytoją odontologą, jog jis galėtų parinkti tinkamą gydymo seką ir išsaugoti dantį kuo greičiau.